kurie nedirba dar pas mus, o svarsto, galvoja, ar Yra, yra yra, yra. yra, ne? Tai gerai tada. Aš jungiu įrašą. Recording in progress. Taip, tai šiandieną prisistatom Yes Global kompanijos atlygio plano momentus pasidalinsiu. Ir šitas skaidrės aš pristatinėju per mūsų sistemą, kad žmogui būtų trumpai, aiškiai ir paprastai. Kadangi yra naujų žmonių, gal šiek tiek ir plačiau pasakysiu, bet manau, kad jūs suprasite. Tai kompanijoje Yes Global yra net 8 būdai uždirbti pinigams. Šiuo metu mes gauname 7, 8 būdas bus valiutos bonusas, kaip kompanijai bus 3 metai ir kai jūs jau busit išdirbę 3 metus ir paaiškinsiu, nuo kur tas bonusas, bet vėliau. Šiaip tai galiu pasakyti, kad kompanijos atlygio planas yra hibridinis, ko nedaugelis kompanijų gali pasigirti šito hibridinio. Prašau, išsijunkit mikrofonus. Tai hibridinis yra tuo, kad pas mus yra ir linijinis mokėjimas, ir binarinis. Kas iš naujų klausote, parašykite vienetą, kas žinote, kas yra binaras. Linijinė turbūt daugelis žinot, o binarą yra, kurie ir nesusidūrė. Tai parašykit vienetą, kas nežinot, kas yra binaras. Tai va, tai kas įdomiausia, kad kompanijoje yra pakvietimo bonusas, kada žmogus jau susidomi, registruojasi ir perka paketą. Registracijos bonusas, kada mes suvedam duomenis, ir atnaujinimo bonusas, kada žmogus atėjęs su mažesniu paketu jį pasikelia, jūs vėl gaunate komisinį. Binarinis bonusas, kada užsidaro žingsniai tiek kairiai, tiek dešiniai pusiai. Matching bonusas, kada jau jūsų komandoje partneriai pradeda uždirbti binarę. Pakartotinų pirkimų bonusas, tai labai čia yra svarbus momentas, kada žmonės perka jau pakartotinai. Lyderio bonusas, kada jūs padarote rangą, gaunat komisinį ir būtent tokį patį komisinį kaupiasi valiutos bonuse į 8 atlygį. Tai jeigu žiūrėti, nuo ko galima būtų pradėti, tai labai paprastai tampi privilegijuotų klientų, nusipirkęs 3 produktus už 108 eurus. Jūs gaunate asmeninį kabinetą, prieigą prie visų grupių, informaciją, palaikymą, sužinote, kaip veikia pati sistema, susipažįstat su produktais, juos pradedat vartoti ir toliau jau sprendžiate, ką jūs norėsite daryti. Jeigu jūs norite kurti verslą ir daugiau uždirbti, ne tik vartoti, tai galima pradėti nuo to, kad pirmiausia uždarbis gal bus, kad jūsų produktas būtų jums pigesnis. Taip rekomenduočiau tada įsigyti Boulder paketą, tai būtų 430 eurai, 12 vienetų gaunate produktų pasirinktinai, kokių norite, o jau verslo paketas, nuo kurio tikrai ateinantį verslą rekomenduoju visiems pradėti, tai yra mūsų Pionier paketas. Kainuoja jisai 936 eurus ir jūs gaunate net 26 produktus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jūs patys galite vartoti ir likusius produktus galite parduoti ir jau pradėti uždirbti. Skirtumas nuo kainos įsigijus paketą ir nuo to, kokią kainą jūs perkate po to, ir tarp to, kada žmogus perka be paketo, yra nuo 40 iki 20% jums sutaupyto pelno. Kaip aš sakau, neišleisti pinigai, tai yra mūsų uždirbti pinigai. Ir pirmi, dabar pasidalinsiu trumpai, kokius gaunat komisinius. Tai pirmas komisinis būtų, kada jūs jau esat partneris ir užregistruojat, pavyzdžiui, lyder paketų, vartotoją žmogų, jūs gaunat vieną iš pirmų komisinių, 200 eurų su kapeikom, tai yra, jūs gaunat, kad jisai nupirko paketą
ir kad suvedėt duomenis. Čia 2 komisiniai įeina į šitą vieną. Jeigu žmogus pas jūs registruojasi Builder paketu, jūs gaunat jau 102 eurus, o jisai gauna 12 produktų. Ir jeigu pas jūs ateina verslo partneris, kuris perka 26 produktus, jūs uždirbate 253 eurus. Tai galiu pasakyti, tikrai ne kasdien žmonės ateina su Pionier paketais, bet tie, kurie rimčiau žiūri į verslą, visą laiką renkasi Pionier paketą. Dar ką noriu pabrėžti, nesvarbu, ar jūs ateisit su lyderiu, ar jūs ateisit su bulderiu. Ir jeigu jums ateis noras ir poreikis tapti pionieriumi, jūs visada galėsite susimokėję skirtumą pasikelti paketą. Vieną kartą atsistojus ties pionierium, daugiau jums nereikės nei aktyvinti, nei kažką damokėti, jūs visada būsite Pionier pakete ir visada gausite maksimalius komisinius, dirbant jums patiems ir augant jūsų komandai. Dabar šitose skaidrėse keliose aš noriu jums parodyti, nors niekas neparašė, ar jūs žinot ar nežinot, bet kad jūs suprastumėt, kaip veikia mūsų atlygio planai, būtent binari. Tai dabar, jeigu jūs esate pionierius ir pasikviečiat tokį patį partnerį į verslą, pionierių, jisai linijiniam marketinge, jisai atsistoja jum į pirmą liniją, o binariai jisai atsistoja, daleiskim, į kairę, ne? Gali būti pas jūs bus atvirkščiai, bet parodysiu pavyzdį ant tokio. Dar vieną partnerį į verslą pasikviečiat. Beje, kai jūs už pirmą partnerį užregistruojat, jūs iš karto gaunate už paketą ir duomenų suvedimą 253. Dar vieną partnerį pasikviečiat pionierių, jį pasistatot į dešinę pusę. Ir gaunate dar kartą 253 ir jau sudirba binaras, atsiradus porai, užsidaro pirmas žingsnis ir jūs gaunate dar papildomai 93,60. Jeigu binaro nebūtų, jūs šitos sumos jau kaip ir nebegautumėt. Tada jūs pasikviečiat dar builderį, gaunate už builderį, jisai atsistoja pirmo linijai, binarį kairiai, gaunate 102 eurus, tada dar vieną pasikviečiat, vėl gaunat 102 eurus ir binarį vėl užsidaro pora, jūs gaunate dar 43 eurus, iš viso už 2 builderius gauna 248. Lygiai taip pačiai veikia su lyderiu. Pasikviečiat lyderį į kairę, į dešinę, vieną, kitą, tik už lyderį jau gauna 202,95 eurus ir binarį už lyderį gauna 10,80. Ir va, pažiūrėkite, matosi už kiekvieną porą, kiek jūs gaunate, ne? Jau bendrai čia suskaičiuota. Ir darbą atrodo padarom tą patį, bet vat yra skirtumas, kad jūs suprastumėt, kodėl jums reikia būti pionieriu. Jeigu jūs pats būsit ne pionierius ir kviesite šitas didesniais paketais esamus partnerius, komisinis čia bus mažesnis, nes dalis komisinio atsidės į upgrade sąskaitą, kurią jūs galėsit panaudoti tik tada, kai kelsite savo paketą. Iš viso pasikvietus 6 partnerius, aš jau čia kalbu apie asmeninius, jūs uždirbsite su binaru kartu sudėjus 905 eurus. Galiu pasakyti, kiekvienam pasikviesti tuos 6 partnerius užtruks skirtingai laiko. Vienam užteks poros savaičių, kitam reikės mėnesio, kitam 2 mėnesio, kitam gal pusės metų, o kitas iš vis to nedarys, ne? Tai tokia suma būtų pasikvietus 6 žmonės. Kartais žmonės visą mėnesį dirba ir tokių pinigų neuždirba. Jeigu būtų be binaro, aš noriu, kad jūs pamatytumėt, kokį pliusą duoda binaras, tai suma būtų 758. Tai žodžiu, tą skirtumą mums duoda už tai, kad šitoj kompanijoje dar papildomai yra pridėta binaras. Ir dabar, ką būtinai noriu parodyti, kodėl labai svarbu binaras ir kodėl jį galima būtų priskirti netgi jau šiek tiek
prie pasyvių pajamų, jeigu yra komanda, o jinai palaipsniui užauga ta komanda, tai šitoj skaidrėje aš parodysiu, kaip vaikšto pinigai pas jus, kada komandoje jau partneriai pradeda kviesti partnerius. Ir žiūrėkit, dabar jūsų pirmos linijos partneris pasikviečia irgi pionierių. Jisai jį pasistato į dešinę, ne? Nes čia kairį jūs pastatėt, jisai pasistato į dešinę. Ką jums toj pusėje pas jūs atsiranda 780 taškų, toliau tas pats partneris dar vieną partnerį pasistato į kairę ir į dešinę. Jūs vėl gaunat 780 taškų. Ir atkreipkite dėmesio, aš nesakau, kad jūs gaunate pinigų. Jūs gaunate taškus, ar ne? Biški dar pasakysiu ir apie tuos taškus. Toliau kitas jūsų dešiniai stovintis partneris irgi pasikviečia pionierių. Jūs gaunate jau 93,60, nes dešiniai pusėje atsiranda 780 taškų. Ir vat šita 2 taškai uždaro jums vieną porą, todėl jums įkrenta komisinis 93,60. Jeigu šitas partneris gauna ir binarą, ir parduota už paketą, jūs gaunate binarą. Jūs čia nedirbote, jisai padirbo, bet jūs gaunate binarą. Lygiai taip pačiai jau tie taškai nusirašo, už kuriuos jūs gavot komisinį. Toliau jūsų dar vienas partneris dar pasikviečia builderį, jisai turi 360 taškų. Pas jūs kairiai 780, į dešinę pusę, kai ateina 360 taškų builderis paketas, ne jūsų pakviestas, ane? Jūs gaunate $43.20. Ir šie taškai jum irgi nusirašo. Kada jūs pasikviečiat lyderį, dar vat jūsų tas kažkuris partneris pasikviečia lyderį, dar dasideda 90 taškų, jūs vėl $10 gaunate. Ir tie taškai nusirašo ir va šitoj pusėj jau lieka tik tai 330. Ir taip vyksta visą laiką. Kaip tik tai mažesniai pusėj, kur mažiau yra taškų, atsistoja panašiai taškų, kiek yra kairiai, jūs visą laiką gausite binaro komisinį. Aišku, dirbant komandai, kada jau jūsų partneriai pradės statyti partnerius. Ir tai gali įvykti labai greitai, gali būti šiek tiek jums pačiam reikės pastovėti, bet kai tik jūs statysit, pats lygiai tą patį gausit, o kai jūsų partneriai, jūs gausite binarą. Tai va, tai iš viso buvo pakviesta kiek partnerių, o jūs gavote už va šitus šitoj dešiniai pusėj, kadangi čia mažiau buvo taškų, gavote 147, nors jau čia dirbo tik tai jūsų partneriai. Ir taip veikia binaras. Sekantis pas mumi bonusai yra atnaujinimo bonusas. Jeigu jūsų partneris atėjo su lyderio arba builderio paketu, jisai pasikelia tą paketą, dasimoka skirtumą, ne? Jūs irgi gausite to skirtumo bonusą. Matching bonusas tai kada jūsų partneriai va šitam binare, kur tik ką rodžiau, pradeda uždirbti. Va, pavyzdžiui, uždirba 90, jūsų partneris 93,60, visai nesvarbu, kurioje pusėje jisai stovi, bet jis turi būti jūsų asmeninis, jūs gaunate 5%. Pavyzdžiui, jeigu jūsų pirma linija, jeigu jūsų antroji linijoje partneris uždirba, gausite 4%, ir taip kompanija moka 20% iki 10 gilio, bet jau čia dalyvauja rangai. Tai yra video plačiau padaryto, pakartotiniai pirkimai, kada jūsų jau registruoti partneriai pakartotinai perka, moka kompanija net iki 10 gilio, jūs savo asmeniškai perkate vieną produktą už 16 PV ir net 95% kompanija moka už aktyvacijas nuo PV taškų. Kiekvienas produktas turi tam tikrą skaičių PV ir nuo jo yra skaičiuojama procentaliai
apie 95 procentai iki 10 gylio, kai jūsų jau komanda pradeda plėstis ir aktyviai pirkt produktus. Lyderiavimo bonusas tai yra rangai, vienas paskui kitą kyla. Tie rangai iš viso komisinio papildomai per visus rangus kompanija irgi išmokės 52 tūkstančius, nežiūrint to, kad jūs uždirbat. Pas mus rangai yra nuo savo asmeninio uždarbio, ne nuo apyvartos, ne nuo komandos apyvartos, o nuo savo asmeninio uždarbio. Uždirbsite 2,5 tūkstančio, pirmą rangą padarysit, tai yra jūsų asmeniškai uždirbti pinigai. Uždirbsite 5 tūkstančius, reiškia Gold Star rangą padarysite ir taip toliau. Kas yra pliusas šitoj kompanijai, labai didelis pliusas, kad jūs niekada nebūsite nuskriaustas, netgi jeigu jūsų komandoje atsiras lyderių, kurie jumi, pavyzdžiui, aplenks, ane? Jūs vis tiek visą laiką gausite komisinį nuo to partnerio ir lygiai tokį patį, kaip ir gauna visi. Tai yra labai didelis privalumas, į ką reikia atkreipti dėmesį, ko nėra kitose kompanijose, nes kitose kompanijose, jeigu tavo partneris pasiekė tokį patį rangą arba tave aplenkė, jisai tiesiog yra nuo tavęs nukirpamas. Tai jie gal ir skatina, kad tu visą laiką būtum viršų ir stengtumėsi, aš nežinau, bet pas mus šito nėra, tai jūs neįsivaizduojate, yra labai didelis palengvėjimas, tau nekelia jokios įtampos, tu tik džiaugiesi, kad tavo partneriai kyla ir eina karjeros laiptais ir tegu jie aplenkia, tu visada galėsi už juos džiaugtis, padėti jiems ir kuo jie daugiau uždirbs, tuo tu daugiau uždirbsi, nežiūrint to, kad jie bus ir aukštesniam range ir tai visai netrukdo jums judėti į priekį. Tai va, valiutų bonusas tai yra, kada išdirbi kompanijoje 3 metus, jisai pas mus dar nėra pajungtas, nes pačiai kompanijai dar 3 metų nėra. Šiais metais Liepos 23 mes švęsime kompanijos gimtadienį, todėl tikrai kompanija yra jauna, perspektyvi, motyvuota, turi be galo nuostabią viziją, kurti produktus surištus su jaunyste, su atstatymu, su atjaunėjimu. Tai tikrai tai yra išskirtinė misija, ne? Ir kelionių bonusą aš dadėjau nuo savęs, marketinge jisai kaip ir nėra įtrauktas, bet kadangi kompanija su jau 2 metai ir jau net 4 kelionėse buvau, tai kompanija karts nuo karto paskelbė konkursą, tu jame gali dalyvauti ir važiuoti kompanijos sąskaitą į kelionę. Tu nežiūrint to, dalyvaudamas konkurse, tu dar uždirbsi pinigus, nuo tavęs nieks nieko neatskaičiuos ir dar gausi dovanų kelionę. Mes tik grįžom iš Malaizijos, turėjom nuostabią kelionę. Ant kiek dėmesys ir viskas nuo A iki Z apskaičiuota, aprūpinta, tiesiog visos ir ekskursijos ir taip toliau. Tai vat tas bonusas, kada tu jau dalyvauji, nori ir stengiasi ir turi galimybę išvykti su savo partneriais. Tai kaip ir viskas ir galiu pasakyti, visą laiką žmogus sprendžia, ar jisai jam prisijungti, ar dalyvauti, uždirbti, auginti. Mes savo laisvę pradedam dabar ir, kaip sakau, nuo pirmo žingsnio registruokis ir pasirink savo paketą, sek planą ir veik nuosekliai, sistema veikia, tai reikia veikti, pasiek finansinį augimą, neribotos pajamos yra tavo rankose ir padėk kitiems ir augink komandą, kartu mes galime daugiau. O kaip mes padedam? Mes padedam žmonėms sveikatintis, kurti pajamas ir auginti savo galimybės dalintis ir plėsti savo veiklą. Tai va, ateitis priklauso veikliems žmonėms, kurie pasinaudos šią galimybę. Tai iki kito karto, sekančiose video.